Mano kontentas apie tikėjimą. Jeigu tau neįdomu, viso gero. Čia su eks-krikščionis, einantis dar siauresniu keliu negu krikščionybė plati. Ir šiandien mano tema yra, kad Dievas girdi visų žmonių maldas, kurie tik tai nori melstis ir priimti į savo širdį. Bet tai yra ne tai, ką Biblija sako. Ne kiekvienas asilas, marozas, apgavikai, melagiai, svoločiai. Ne kiekvienas sugalvojęs, kad aš dabar melsiuosi ir čia dabar Dievas girdės ir Dievas yra džinas, kuris pildys mūsų norus. Ir aš netikiu į Dievą, nes aš meldžiausi, o kodėl žmonės ten vaikai badauja, ten vyksta karas, tai kur tas Dievas, žmonės meldžiasi. Tai jis neegzistuoja, nes jisai neatsako į tas maldas. Tai aš atskleisiu jums tai, ką sako Biblija, ko nemoko krikščionybė ir kokių žmonių Dievas maldų neišklauso. Kad Dievas išklausytų tavo maldą, tik išklausytų. Tu turi turėti statusą jo akyse, tu turi būti kažkas jo akyse. Ir jeigu tu nesi tas, jisai gali tik pasijuokti iš tavo maldos, arba net iš viso negirdėti. Kaip ir tie, kurie skendo Titanike, jie meldėsi jau. Jau meldėsi. Jau God near to me, ten giesmę giedojo jau. Ai, dabar jau pradėsim giedoti. O kai buvo pati pradžia, tai kalbėjo, kad net pats Dievas negalėtų paskandinti laivo. Kažkokiu laivu Dievas negali paskandinti. Tai va, jie šaipėsi. Keleiviai šaipėsi ir inžinieriai visi šaipėsi, kad tai neįmanoma. Tai va. Bet Dievas yra ne tas, kuris duotųsi išjuokiamas. Ir taigi aš pacituosiu citatas, kurios parodo, kad Dievas maldų negirdi. Taigi, žinome, kad Dievas neišklauso nusidėlių, bet jei kas yra Dievo garbintos ir vykdo jo valią, tą jis išklauso. Reiškia, nesi ne kiekvieną, viešpats toli nenudroli, bet teisiųjų maldas jis išklauso. Kai jūs iškeliate rankas, aš nusisuku nuo jūsų, nes kalbate daug maldų, neklausau, nes jūsų rankos purvinos. Nusiplaukite, apsivalykite, pašalinkite su piktus darbus iš mano akių, liaukitės darę piktą. Mokitės daryti gerą, iššaukite, ta prasme, padėkite prispaustiesiems, apginkite našlaičius, užstokite našles. Tai viešpaties ranka nesutrumpėjo, gelbėti josis neapkurto girdėti, bet jūsų nusikaltimai atskiria jūs nuo jūsų Dievo ir jūsų nuodėmės uždengė jo veidą, todėl jis nebegirdi. Jūsų rankos suteptos krauju ir pirštai nusikaltimų, jūsų lūpos kalba melą ir liežuvis kartoja neteisybę. Ne vienas neieško teisingumo ir negina tiesos. Jie pasitikė tuštybę ir kalba melus, pradeda vargą ir pagimdo nusikaltimą. Taigi, kas neturi įstatymo, tai čia yra Dievo įsakymai, jo 600 su virš įsakymų, ne tik 10 įsakymų. Jeigu tu jų nežinai, tau reiškia, tu nežinai ne dėl to, kad tu nežinai, dėl to, kad tu nenori žinoti, nes tau neįdomu. Tik tai, kai atsitinka kažkokia nelaimė, tada jau melstis pradedam. Bet taip, tai kai žmonės kalba tikintis, tai mes esam sektantai, mums išplautos smegenys, bet dabar, kai artimas miršta, dabar jau pasimelskim. Nu ne, to malda pasibjaurėjimas yra. Šiknuon tavo malda yra. Jeigu tu nevykdai jo įsakymų, tai viso gero tau. Klausykitės mano įspėjimo, aš išliesiu jums savo dvasios, suskelbsiu savo žodžius, kadangi aš šaukiau, jūs nepaklausėte, ištiesiu jums rankas, bet niekas nekreipė dėmesio. Čia durniai. Ką vartoji? Su galva negerai, jūs paniekinot mano patarimus, nepaspėte mano įspėjimų. Tai ir aš juoksiuos, kai jūs žlugsite. Čia Dievas kalba, tai ir aš juoksiuos, kai jūs žlugsite. Tyčiosius, kai jūs apims baimė, kai siaubas užklups, kaip audra ir pražūtis kaip viesulas. Čia ir karas yra iš Dievo. Ir ligos visokios iš Dievo. Tas siaubas, tas viesulas, čia daug vietos interpretacijų. Kai sielvartas ir vargas. Tada jie šauksis manęs, bet aš neatsiliepsiu. Šauksis tai melsis, bet jie ieškos manęs, bet neras. Nes jie nekentė pažinimo, nepasirinko viešpaties laimės. Jie nepriėmė mano patarimų, kuriuos skelbė jo tarnai. Dievas kalba per savo tarnus ir paniekino mano barimą.
Oi, neteisk ir nebūsi teisiamas. Čia vieną tik tai citatą moka pasauliečiai. Todėl jie valgys savo kelių vaisių, pasisotins savo sumanimais, neišmaninių susitvirimas užmuš juos, kvailius pražudys jų neapdairumas. Taip kad visų maldų Dievas negirdi.